Sveiki visi, šiandien mes esam vėl toje laidoje, kurios jūs visi laukėt, tai su Styvu, psichologu ir su Greta. Šiandien kalbėsim tikrai apie žmonių gyvenimus, apie tai, kas yra svarbu ir kaip tapti sėkmingu ir kaip tapti laimingu, nes tikrai yra daug sričių, kurios mus neramina, kai kurie turi sėkmę vienoje srityje, bet neturi kitoje, galbūt kamuoja kažkokios ligos, galbūt santykių problemos, galbūt finansų trūkumas. Tai šiandien kalbėsim su Styvu ir atsakysim į visus jūsų klausimus, nes jų tikrai sulaukėme nemažai ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs juos užduodate. Sveiki. Tai šiandien galvoju dabar nuo ko pradėti. Pirmiausia, tai gal kaip Styvas gyvena, kaip šiandieninis laikotarpis, kaip tas problemų tie visi dalykai, kaip žmonės kreipiasi, nesikreipia, ar keičiasi periodai, ar dabar yra kitaip. Aš gyvenu labai gerai, klientų ratas plečiasi, iš kitų šalių žmonės atvyksta, arba mes dirbam nuotoliu, jaunimo vis daugiau, vaikinų, kurie ateina ne dėl kažkokių tai sutrikimų, o dėl to, kad jie nori savirealizuotis. Ir labai džiaugiuosi dirbdamas su jaunais vyrukais, kurie 20 metų, bet jie jau tiek pasiekia, verslai uždirba tiek, kad kitiems tik tais pasvajoti, kurie labai sąmoningai žiūri į santykius, į dienotvarkę, kurie nevartoja visokių nereikalingų dalykų, kurie labai susikoncentravę ties savo tikslų gyvenime. Ir aš tiesiog žaviuosi, kad aš toks 20 metais tikrai nebuvau. Jo, dabartinė karta jau yra lietuvių tikrai pasikeitusi ir tikrai dabar nebėra gėda pasakyti, kad tu eini pas psichologą ar kad mokaisi viešojo kalbėjimo, nes tai, tarkim, yra viena didžiausių tavo baimių, ar kad nori kažkokią kitą savo baimę eliminuoti ir kažkokį pokytį padaryti arba gilintis į giminės sistemą, kas ten, kokie tie santykiai su tėvais ir panašiai. Tai šiandien galbūt pradedam nuo tų visų klausimų, kurie tikrai visą laiką susiję su sveikata, santykiais ir pinigais. Tai pirmiausia, manau, reikėtų pradėti nuo sveikatos. Nes jeigu su sveikata jau fiziškai gerai, tada mes galim važiuoti kažkur toliau. Jeigu su sveikata kažkoks negalavimas, tai tada jau sunkiai. Šiandien tikrai labai didėja vartojimas narkotikų ir pati aš kažkada patalpinau į socialinius tinklus savo galbūt patirtį, kas vyksta naktiniuose klubuose, kas vyksta vakarėliuose ir labai padidėjo kokaino vartojimas ir tai yra oficialiai prieinami netgi duomenys. Ir ką jūs galvojat ir kaip reikėtų galbūt šiandienai tam žmogui padėti nustoti vartoti kokainą arba kodėl jisai jį vartoja, nes irgi tai buvo vienas iš top klausimų pas mane socialiniuose tinkluose. Labai gerai. Problema yra tame, kad šiandien labai pervertintas malonumas ir laimės savoka pakeista malonumu. Ir čia yra tiesiog dramatinis dalykas, nes žmonės nustojo suvokti, kas yra laimė, kas veda prie jos ir kas yra malonumas. Šiaip tai čia visiškai skirtingi dalykai, net kūno lygmenyje tai yra dopaminas hormonas ir serotoninas. Laimės hormonai. Taip. Dopaminas arba malonumas tai visą laiką kūne žemiau galvos, čia, ir visą laiką priklauso nuo išorinių veiksmų, bet susiję tik tai su vidiniais procesais. Tai yra virškinimas ar kažkokie kiti dalykai. Bet tie veiksmai yra, pavyzdžiui, kazino, pornografija, narkotikai, ir arba ten šopogolizmas, kiti dalykai, kurie veda netgi priklausomybės. Laimės pojūtis visą laiką aukščiau kaklo. Tai yra jausmai ir visą laiką laimė priklauso nuo kitų žmonių. Nuo to, kad kiek mes gauname pripažinimo, koks pas mums artumas, kaip mes sugebame integruotis socialiai. Reiškia, žmogus turi labai aiškiai atskirti, kur yra laimė, kur yra malonumas. Malonumas visą laiką
Trumpalaikis ta prasme, kad mes priprantame ir po to mes jau nesugebame pajausti tiek stipriai to malonumo. Jisai lyg išblėsta ir mums reikia vis daugiau ir tai veda prie priklausomybių, tame tarpe ir prie narkotikų. Laimė su laiku pasidaro tik tai stipresnė. Mes lyg laviname sugebėjimą jausti laimę. Čia yra esminiai skirtumai. Ir kitas dalykas, kad malonumo aspektų mes dažnai pradžioje jaučiame kažkokį malonumą ir po to tai veda prie kančios. Su laimės atveju dažnai būna taip, kad mes turim įdėti pastangų pradžioje, kad pavyzdžiui gauti pripažinimą, kad sukurti laimingus santykius. Ir tik tais po to mes galime mėgautis tuo, ką mes sukūrėme. Žodžiu, čia yra esminis dalykas. Ir dėja trūksta sąmoningumo žmonėms atskirti tuos dalykus ir suvokti, kad pradžioje, vis pirma, labai aiškiai suvokti savo poreikius, savo tikslus, tikruosius. Žmogus būna pasimetęs, jo visą laiką dėmesys išorėje, o mes jau prieš tai daug kartų kalbėjome, kad tai yra apie stresą. Ir tuomet jisai ieško būdų numalšinti tą stresą primityviausiomis priemonėmis, užsimiršti. Tai šiaip dažniausiai tas prasideda alkoholis, pornografija, kažkoks šopoholizmas ar ne, kokainas. Prasideda nuo nekaltų dalykų, prasideda nuo cukraus. Nuo cukraus, nekalto cukraus. O cukrus iš tikrųjų yra alkoholis. Poveikis praktiškai organizmo žalos prasme praktiškai panašus. Ir dabar žiūrėkit, jeigu mes vartojame tokius dalykus kaip cukrus, nekontroliuojamai, neišvengiamai mes turėsim patologinę mikroflorą. Taip. Patologinė mikroflora veikia hormoninį foną tokiu būdu, kad jūs tiesiog negalite jaustis gerai. Ir pavyzdžiui, žmogus ateina, kad jam blogai, jam depresija, jam ten, žodžiu, kažkokie psichologiniai sutrikimai, jisai prašo pagalbos, bet jeigu žmogus nepakeičia savo gyvensenos, savo mitybos, jeigu jisai nemiega naktimis, o vėlgi ten žiūri serialus arba pornografiją, kadangi viskas yra holistinė prasme, viskas yra viename ir viskas įtakoja tarpusavį procesus, negalima tikėtis, kad bus gera savijauta. Jo. Reikia įdėti pastangų į tai, kad susitvarkyti gyvenseną, mitybą, judesį ir po to būtinai pagerės jūsų savijauta. O jeigu tikėtis, kad tik tais išorinės kažkokios priemonės, ateis kažkoks tai šamanas ir padės man gerai jaustis, tikrai taip nebus. Mes galime tik tais parodyti priemonės arba papasakoti apie dėsnius, kurie veda į gerą savijautą. Bet jeigu žmogus neteisingai gyvena, dėja bus šitos visos pasekmės malonumų. Tas evil, tas blogis, kuris veda mūsų pragarą. Ir, pavyzdžiui, sekantis iš karto galėtų būti klausimas, ta mityba, ar ne, tas visas hormonų savo sudėliojimas taip, kaip reikia, tai tinkama mityba, miego režimas, fizinis aktyvumas, ar ne. Fizinė geriausia savijauta tavo kokia gali būti, tai pirmiausia nuo elementarių dalykų vandens, ar ne, tarkim. Tai šiandien dienai, pavyzdžiui, žmonės dažnai sako, kad jie lekia, bėga kaip žvėriukai, kaip aš sakau, instinktų lygmenį veisi kažką, bet jie elementariem dalykam neturi laiko. Aš niekada neturiu laiko pavalgyti laiku, susibalansuoti maistą, susidėti į dėžutės, pavyzdžiui, jeigu nespėja ten kavinėse laukti, ar ne. Ir tada iš viso būna, kad nevalgo, persivalgymas, kai kurios merginos atvirkščiai siekdamos numesti svorį, jos galvoja, kad jos kaip tik nevalgys, o tai atvirkščiai organizmui yra dar didesnis stresas ir jisai pradeda dar labiau kaupti riebalus. Tai irgi vėlgi yra ligos kitos ateinančios. Sveikas nevalgymas yra gerai, jeigu suvokti, ką daryti ir taip toliau. Tai va tie, kurie bėga, lėkia ir nežino kaip ir kas, jie tiesiog neišmanantys žmonės. Neišmanantis reiškia, jie nejaučia savo kūnų, savo poreikių. Ir tuomet jie užsimiršta ir vėl prasideda tos, žodžiu, siekia to dopamino, to malonumo, vis daugiau ir taip toliau. Bet pirmas klausimas, viskas prasideda nuo sąmoningumo. Reikia išmokti visų pirma jausti savo kūną.
Kodėl taip atsitinka, kad žmonės nejaučia? Kodėl taip atsitinka, kad žmonės nejaučia savęs? Stresas veikia tokiu būdu, kad mūsų dėmesys eina į išorę, visą laiką į išorę, o tai reiškia, jeigu mes prarandame ryšį su kūnu, tai yra trigeris gaminti stresinius hormonus. Išorė tai turi omeny lyginimasis, pavydėjimas, bandymas įsiteikti. Bet kokia veikla, kurios metu žmogus nukreipia visiškai dėmesį į išorinius objektus, tiek, kad jisai praranda ryšį su savim, savęs nuovoką. Jisai tą praranda ir organizmui tai reiškia, kad išorė yra pavojus. Nes per evoliuciją susiformavo taip, kad tik tais tuo met, kada išorė yra pavojus, gyvūnas praranda savęs pajautimą. Reiškia, gaminasi streso hormonai ir sąmoningumas yra sugebėjimas visą laiką turėti ryšį su savo kūnu. Tuomet tik tais mes galime jausti savo emocijas ir tuomet tik tais mes galime jas valdyti. Bet kas liečiant sugebėjimo jausti savo kūną ir nuo to priklauso, kaip organizuoti savo gyvenimą, man atrodo, Greta kaip tik jau dabar yra labiausiai pažengusi ekspertė. Jau kaip pagimdžiau, tai tikrai taip. Man atrodo, kad tas filmavo ilgokai iki gimdymo, nes gimdymas buvo pereitas labai, kiek aš stebėjau iš išorės. Linksmai, fainiai, gražiai. Jo. Tai vat, įdomu pačios nuomonė, kaip įtakoja savęs pajutimas, mityba, visi kiti dalykai, sportas, judesis, gerą savijautą, laimės jausmą. Man atrodo, kad fizinis ir psichologinis tavo geros savijautos suderinamumas, jisai yra pagrindas bet kokiam tikslui pasiekti. Tai ar finansai, ar geri santykiai, ar gimdymas, nes dauguma moterų netgi jau iš anksto prisigalvoja, kaip jom bus, nes jos prisiskaito įvairiausių straipsnelių, ar ten nueina į kokias mamyčių grupės, kur visos pasakojo, kaip jos blogai jaučiasi. Tai aš gal sakyčiau, tas irgi vaiko gimimas, jisai tik tais atveria dar labiau tai, ko tu nenorėjai matyti. Nes iš tikrųjų, kur buvai galbūt silpna, ko nebuvai išsiugdžiusi, arba kur tau trūko tos meilės elementarios savo ir nepriėmimo savęs, negebėjimo planuotis, tai jau vaiko gimimas iš karto tau tai parodys, nes tą mažam kūdikėliui, aš dar labiau supratau, kaip vystosi žmogus dabar, kai tapau mama, kad ta rutina, mityba, sveikas maistas, miego režimas, jisai yra visiškai to kūdikio džiaugsmas ir laisvė. Jeigu tu mokėsi parodyti. Anksčiau viskas tai prasidėjo nuo sugebėjimo save jausti. Taip, nuo savęs jautimo. Kaip tas sąmoningumas vystėsi? Tai tas sąmoningumas, aišku, vystėsi labai sunkiai. Iki 2015 metų, tai aš galėčiau sakyti, iki susitikimo su jumis, tai aš turėjau krūvą įvairiausių problemų. Ir nejaučiau savęs, tikrai būdavau vakarėliuose iki kitos dienos ar dar iki kitos, vartodavau daug alkoholio, nesportuodavau, sveikai nesimaitindavau, būdavo visur toksiniai santykiai, tiek ir draugai, tie, kuriuos aš laikiau draugais, šiandien jų nėra iš viso nei vieno šalia manęs. Ir tai, ką aš laikiau meilę, tai nebuvo meilė, nes išdavystės, kankinimas tavęs, negirdėjimas, nematymas, manipulacijos, tyčinis bandymas kažkaip tau sukelti pavydą ir tokie dalykai, tai buvo tiesiog signalai man, kad aš turiu eiti ir kažką pati keisti, nes aš jaučiuosi blogai. O kaip iš to išeiti, kai tu esi silpna, viena, labai sunku buvo tuo metu man. Ir tada man atrodė, kad aš ateinu dėl santykių pas jūs tvarkytis tas problemas, bet iš tikrųjų aš atėjau susitikslinti save pirmiausia. Kodėl aš esu santykiuose, kuriuose manęs nemyli ir mane išduoda? Kodėl aš esu su žmonėmis, kurie manęs nepalaiko ir iš tikrųjų ten tik tai manipulacijos, įvairiausios pavydai, kažkokie žaidimai, nėra jokio tikrumo, nuoširdžios šypsenos, šilto apkabinimo arba kodėl aš kovoju su tėvais? Tarkim, irgi toksai, manau, stiprus momentas pasikeitė santykis su tėvais, kuris, manau, ir toliau tobulėja, nes seniau aš visą laiką kovodavau ir bandydavau išaiškinti jiems, kaip jie neteisingai gyvena ir tokia būdavau, galima sakyti, paauglė kažkurio metu, kuri bandydavo būti protingesnė ir juos pamokyti ir tokios ramios vietos neturėjau. Aišku, ir buvo ir tėvų tam tikri dalykai, kur galbūt šiandien mes jau susėdę ramiai, mokam pasikalbėti, kad jų ta kritika, nepalaikymas
smerkimas visose pasirinkimuose, davė man tos savivertės neturėjimo, aš sakyčiau, kažkuriuo metu ir po to faktas, kad atėjau pas jūs ir susitikslinau tiesiog per pažintis atėjau pas jūs ir tas tikrai keitėsi ir tobulėjo. Pradėjau, aišku, mitybą tvarkyti savo, pradėjau sportuoti, bet sportuoti sveikai, o ne ten, jeigu sportuoju, tai kiekvieną dieną 7 dienas per savaitę, o taip normaliai viso gyvenimo planą pasidaryti, nes yra žmonių, kurie dabar nuo sausio, tai varysiu 7 dienas, perskaitysiu 10 knygų, kelsiuosi 5 ryto, nevartosiu alkoholio nei lašo, melsiuosi, darysiu tempimo pratimus, knygą skaitysiu kiekvieną dieną. Ten, tarkim, tokius įsiveda tikslus. Tai tokius iš tikrųjų pavyzdys, kad pradžioje buvo kaip tik tas dopamino vaikymasis per išorinius dirgiklius. Taip. Ir niekada neįmanom pasiekti laimės. Ir ilgainiui žmogus jaučiasi vis blogiau ir jisai nesupranta, kaip jam surasti tą malonumą vidinį, laimę. Ir jeigu žmogui pasakyti, kad jis yra neišmanantis, skamba gan žiauriai, ne? Sakyti su žmogu, tu nesąmoningas, tu neišmanėlis. Taip. Nu, atsiprašau. Supyks. Jo, bet iš tikrųjų tai yra būtent taip. Ir viskas pasikeičia nuo elementariausių dalykų, kada žmogus suformuoja savyje refleksą, tiesiog primityviai, fiziologiškai jausti savo kūną. Ir tuomet, to dėka, organizmas pradeda susitvarkyti, medžiagų apykaita tvarkosi, kiti dalykai, tvarkosi mąstymas, tvarkosi sugebėjimas suvokti, kad jeigu aš taip darau, aš gausiu tokį rezultatą, jeigu aš taip darau, tai aš jausiuos visai kitaip. Taip, ir dar atsirado kas nuo to pirmo žingsnio, kai aš pradėjau tvarkytis mitybą, fizinį aktyvumą, miego režimą, atsirado toksai, atsikėlė ir toksai savipakankamumo jausmas, tokia vidinis pasitenkinimas, kuris jo anksčiau nebuvo. Ir tada aš galvoju, čia aš jau sau daviau, jau čia aš save myliu. Ir tada tik tais pradėjau pastebėti, kad čia pasirodo ir tie draugai visgi gal netikri, ir čia tas partneris iš tikrųjų ne man. Mes turime dėkingi būti tokiems žmonėms kaip Greta. Man pačiam yra motyvacijos šaltinis, kad žmonės sugeba gyventi taip, kad jie iš tikrųjų savo pavyzdžių sugeba paveikti kitų žmonių gyvenimus. Ir Greta, ir Tonetas, ir kokia šeima gražiai, ir kokia veikla, kokios veiklos. Ta prasme, žmogus sugeba būti daug efektyvesnis. Sugeba turėti labai didelį įtaką kitiems. Ir tai yra būtent apie tą socialinį integraciją, kuri dar labiau padidina serotonino lygmenį. Ir žmogus jaučiasi vis iš vienos pusės laimingesnis, iš kitos pusės vis labiau efektyvus. Vis labiau tas, kuris sugeba pasiekti didesnių rezultatų. Visiškai sutinku, tai labai džiaugiuosi, kad ir Tonetas pas jūs buvo atėjęs ir mes kartu. Aš džiaugiuosi, kad jūsų šeimos tam tikrą prasme narys. Taip, vienareikšmiškai. Ir tikrai dauguma moterų jos galvoja, kaip susirasti tą tinkamą partnerį. Ir aš irgi kažkada tikrai galvojau, nes nepasisekė santykiai ir ne vieni nepasisekė ir jie visi baigėsi taip tragiškai, tai kas atrodė ir tuo metu, ir dabar man atrodo, kad tai yra baisi tragedija, kai tave išduoda, kai tu pasitikė, kai tu atrodo mylėsi, atsivėrusi ir tave išduoda. Bet po to jau aš po terapijos supratau, kad ten ne mane išdavė, aš pati išdaviau save, kad aš iš viso tenai buvau ir kad aš iš vis tokį partnerį priėmiau pas save. Nes ženklai jau būna pačioj pradžioj. Tai sekantis klausimas, Styvai, pasakykit, kaip atrasti savo tinkamą vyrą ar moterį? Kokia ta formulė? Blogiausias būdas stengtis perprasti išorinius dalykus, kaip patenkinti kažkokius lūkesčius, kokios tos moteris, kurios suvilioja vyrus, iš tikrųjų tos, kurios atrodo, kad suvilioja, nė velnio nesuvilioja laimės. Jos galbūt suvilioja kažkokį tai žmogų trumpam per dopaminą, kad užsimesti santykius, bet po to, ar jie laimingi poroje, didelis klausimas. Reiškia, vietoje to, kad siekti išorinių dalykų, tas pats atsakymas. Ta moteris, kuri jaučia save, žino savo poreikius, neišduoda savęs, kuri tiesiog realizuoja
aš visą laiką pradedu nuo kiaušialastės, kuri turi jaukiai įsitaisyti, gerai jaustis ir tuomet jį yra labiausiai patraukliausia tiems, kurie atvyksta tam, kad sukurti naują gyvenimą. Reiškia, reikia maksimaliai jausti save ir savirealizuotis, mėgautis savimi. Tas mėgavimasis savimi vėlgi yra apie serotoniną. Tie dalykai, kurie leidžia vystytis viduje, kurie didina sąmoningumą. Tai toks mėgavimasis, kurie leidžia mums labiau patirti savo kūną. Ir čia tarp, sakykime, visokias procedūros visai tinka. Šopoholizmas netinka. Tai va, čia gal galėtų būti procedūros, plastikos operacijos, aš negaliu pasakyti, kad visai jų nereikia. Būna galbūt atveju, kada jų reikia. Bet tas perteklinis, kada žmogus visiškai nesuvokia ir praranda save ir plastikos operacijas, niekada nenuves ten, kur žmogus sukurs laimingus santykius. Jo, nes bus tada kaip ant adatų ir visą laiką šokinės nuo vienos iki kitos trendinės kažkokios procedūros ar kažkokio daikto. Ne? Nes aš ir pati pažįstu tikrai ne vieną moterį, bet man irgi buvo kitas klausimas ten apie pinigus. Užsidirbu pinigų, turiu geras pareigas, bet kiekvieną kartą vis perku vis brangesnį daiktą ir nepavyksta pasiekti jokio investicinio turto, ten įsigyti būsto, nusipirkti geresnį automobilį, nes aš visą laiką tiesiog stengiuosi kuo brangesnį drabužį nusipirkti, kad įsiteikti, nusipirkti Gucci, Prada ir taip toliau, kad visi matytų, va štai kokia aš esu, iš kur tas yra, iš kur atsiranda va tokie dalykai moterim. Stresas veda link įtampos visuomet. Įtampa yra blogis, yra lygos, sutrikimai ir taip toliau. Sąmoningumas yra atsipalaidavimas. Iš atsipalaidavimo ateina stiprybė, ateina pasitikėjimas savimi. Man tenka dirbti ir su sportininkais, tarp kitų, ir dabar vyksta dėrybos dėl olimpinės vienos rinktinės Lietuvos, su kuria galbūt dirbsiu, dar kol kas neaišku. Ir su jais lengviau susitarti apie tai, kad jėgos šuolis įmanomas tik tais iš atsipalaidavimo. Labai mažas efektyvumas sportininko, jeigu jisai būna susikaupęs, labai stipriai susikaustęs, nebus jokio efektyvumo. Ir gali būti traumų tada, nes raumenys visi įsitempia. Būtinai bus traumos. Reiškia, bet tai mes galim daryti projekcijas ir bet kokį tiesioginį gyvenimą žmogaus. Visur, kur yra įtampa, tai veda prie to, kad bus įtampa būtinai kūne. Ir jūs galite pastebėti, kad kai tik prasideda kažkoks tai stresas, pavyzdžiui, jeigu jūs apsiverkėt, suakmenėja jūsų pilvas. Nes reiškia, yra pavojus ir reikia jį saugoti, o ten yra labai svarbus organai, o pilvas yra minkštas. Jisai suakmenėja. Jeigu nukreipti dėmesį į pilvą ir atpalaiduoti. Nukreipti dėmesį, tai turite omenyje, aš išversiu, nes tikrai bus žmonių, kurie nesupranta, ką reiškia nukreipti dėmesį. Nes tikrai daug žmonių sako, kai aš jiem pasakau, kad nukreipti dėmesį į kūną, jie sako, kas tai yra? Sakau, tai galvok apie savo pilvą. Sušildyk tą pilvą, sušildyk kiekvieną tą organą, pabandyk pakalbėti su kiekviena tą ląstelę. Ir žmonės, kai tai daro, jie sako, kad man išeina, aš vis tiek galvoju apie vaiką, galvoju apie vyrą, galvoju apie konfliktą, galvoju apie pinigus, galvoju apie tai, ką aš padariau, arba kad man gėda, kad man kaltė, ir pilna minčių. Kaip pat žmogui vis tiek valios pastangomis save kankinti ir stengtis toliau galvoti apie tą pilvą? Laikas nuo laiko, tiesiog reikia įkvėpimas, iškvėpimas. Iš tikrųjų, jeigu jūs nukreipėt dėmesį ir atpalaiduojate raumenis, būtinai bus refleksinis atsidusimas. Šis atsidusimas rodo, kad streso reakcija pasibaigė. Kad ten jau nesigamina streso hormonai, o organizmas supranta, kad jūs pakaltinami, kad išorės pavojaus nėra ir kad jau nereikia gamintis pertekliaus stresinių hormonų ir jūs galite atsipalaiduoti ir jaustis gerai. Reiškia, labai paprastai nukreipti dėmesį į kūną ir atpalaiduoti. Nuimti pečių įtampą. Jūs visą laiką norės pasitaisyti. Kaip pradėsi galvoti apie kūną? Ir tuomet ateina atsidusimas, kuris rodo, kad jūs tą tikslą pasiekite. Arba atvirkščiai, per įkvėpimą, iškvėpimą, tuomet dėmesį į kūną. Galima padėti pirštus laikas nuo laiko dienos bėgėje, jeigu jūs nesugebate atsipalaiduoti. Padėti pirštus ant pulso ir įsiklausyti į savo pulsą. Šiaip per pulsą organizmas
duoda labai daug informacijos apie tai, kas vyksta organizme, mūsų nervų sistemai. Vien jau šitą užtenka stebėti savo kvėpavimą, stebėti savo pulsą, elementariausi dalykai, kurie didina sąmoningumą fiziologinė prasme. Ir tai sumažina stresą, tai leidžia, kad tai veda prie to, kad jūs galite atsipalaiduoti ir didėja jūsų efektyvumas. Jūs pradedate suvokti, kad jūsų prioritetai yra ne tie dalykai, nuo kurių jūs pradedate dieną, kurių tikriausiai iš viso galima nedaryti. O galim pradėti nuo svarbiausių dalykų. Tai nuo to priklauso viskas, tame tarpe ir materialinė gerovė. Tai, sakykime, verslo žlugimas arba kažkokios įmonės bankrotas, ar ne, mes realiai tai įvyksta ne todėl, kad valstybė bloga, ne todėl, kad mokesčiai yra dideli, ne todėl, kad klientų yra mažai, o todėl, kad realiai pervargęs yra tas kūrėjas, kuris tai sukūrė ir jisai stresavo, greičiausiai dėl to. Nebūtinai, jeigu žmogus yra sąmoningas ir jisai mato, kad ta kryptis, pavyzdžiui, pasirinkta yra neteisinga arba ten susiklostė nepalankus dalykai, jisai gali be streso perėti per bankroto procesą, turėdamas kitus dalykus. Pavyzdžiui, šią įmonę jisai bankrutuoja, bet jisai mato kitur perspektyvas ir deda pastangas tenais. Bet jeigu tas bankrotas yra įtampos ir streso padariniai, žmogus negali iš to išbristi, be abejo bus blogai. Reiškia, visame kame mes lyg iešmenimis vaikštome. Jeigu mes sąmoningai, mums tai daryti labai lengva. Jeigu mes nukrintame į neišmanimą, į stresą, tie dalykai, kurie tokie paprasti sąmoningiams žmonėms atrodo, neišmanančiam žmogui suvokti ir pasiekti juos yra daug sunkiau. Tai šiaip iš esmės visos problemos dėl to, kad žmogus nėra sąmoningas ir nejaučia savęs. Bet vėlgi, klausimas greitai. Kiek aš žinau, materialinė gerovė labai pagirėjo nuo to momento, kada buvo pradėtas praktikuoti sąmoningumas. Taip. Labai. Ir tai buvo praktiškai natūraliai. Atsirado energijos, atsirado idėjų, teisingai. Taip, visiškai. Ir priešingai, netgi dabar, kai aš esu motinystės atostogose, aš dirbu mažiau, pilnai, kai esu su vaiku, tai esu su vaiku ir tik tais, kai mano vaikas miega, aš tik tais tada kuriu ir tik tais tada dirbu ir mano pajamos išaugo šiais metais 2x, negu seniau įprastai. Prašau. Ir investicijos, tas, kurias aš darydavau, dabar jūs dar labiau išaugo ir dar labiau sekasi. Tai sakyčiau, kad kai vaikas gimė, aš dar labiau pradėjau jausti savo kūną ir dirbti su savim, kad išmokti dar būti ramesniai ir valdyti savo emocijas. Tai va tame ir skirtumas, kad sąmoningi žmonės dirba mažiau. Tie, kurie aria nuo ryto iki vakaro, neturi pinigų. Neišmanime, jie neturi pinigų, jie išgyvena iš visų jėgų, kaip tik tai sugeba. Kuo žmogus labiau sąmoningas, tuo geriau jisai mato galimybės, tuo jisai patrauklesnis kitiems, jie nori su juo bendradarbiauti, daug efektyvesnė socialinė integracija, jisai sugeba. Mes viską, aš visą laiką kartuoju, kad viską, ką mes gauname iš aplinkos, iš žmonių, nes mes esame socialinės būtybės. Ir tai esminis dalykas. Tik tai sąmoningas žmogus turi charizmą ir patrauklumą. O neišmanantis kelia stresą ir su juo niekas nenori būti. Aišku, žmonės vis tiek sukasi tam pačiam rate, iš baimės. Jie vieni kitiems nėra ypač malonus, bet jie vis tiek eina į tą patį bendravimą dėl to, kad o ką daryti. Bet dauguma vis tiek pasirenka tas veiklas ir taip gyventi, kad būtų saugiau, bet ne dėl laimingumo. Ne ten, kur jaučia, kad jaustų aistrą. Ir tiesiog žino, kur garantuota, nuo 8 iki 5 dirbsiu, tai bus 100% tiek ir ramu. Vat man labai malonu stebėti tokias šeimas, kaip jūsų, kada žmonės supranta, kad jie organizuoja gyvenimą tokiu būdu, kad pinigai natūraliai ateina vis daugiau, o žmonės tuo metu vis daugiau skiria laiką šeimai.
Taip. Aš turiu ir savo artimo bendravimo rate. Vienas, pavyzdžiui, kelintis susižavėjimą vaikinas, kuris, irgi kažkada pas mane atėjo ir to pasikoje galbūt su mano pastangomis, su mano patarimais, jie sugebėjo sukurti labai klestinčią kompaniją, o po to jis pagimdė vaiką ir suvokė, kad jisai nori būti kaip jo tėvas su vaiku, kaip jisai su juo elgėsi, kad jisai nori praleisti laiką su savo sūnumi. Ir jisai organizavo gyvenimą taip, kad jisai pasitraukė iš kompanijos darbo, jisai gauna pastoviai iš kompanijos kažkokias pajamas, ta kompanija dirba savaimiai, ten jo partneriai viską organizuoja ir daro, o jisai visą laiką skiria šeimai ir savo, sportui ir labai longevity dabar labai populiari tema, susidomėjo ir kūrė naują startupą. Žmogus, kuris yra veganas, bet super sveikas, super vyriškas, raumenų kalnas, labai protingas, labai sąmoningas, supranta, kaip dar labiau padidinti mokslo šiuolaikinio dėka savo sąmoningumą ir pagerinti savo gyvenimo lygmenį. Tai rodo, ant kiek žmogus gali patapti sąmoningas ir kad jisai gali iš viso pasidaryti laisvas nuo visko. Ir jo materialinė gerovė nuo to tik tais pagirėja. Sunku suprasti tiems, kurie tiesiog netiki, kad taip gali būti. Galbūt kažkam pasisekė, bet ne man. Jo, nes tikrai dauguma tėvų, tarkim, jeigu mes žiūrime į praeitį, tai ir mane, taip augino, kad man sakė, kad pinigai tik labai sunkiai, pinigai tik tai su tiek ir tiek diplomų, jeigu dirbsi, tai tik tais nuo ryto iki vakaro, gyvenimas yra sunkus, pasiekti yra tik tai sunkiai, oi čia bus labai tau sunku, šito gal nežiūrėk, bet tas visas nustatymas, kaip tau bus, kad tau sunku, jisai tikrai paveikia žmonės. Ir aš manau, kad ta jau neuronų sistema, kuri vaikystėje susiformuoja, tu toks ir eini per baimę, toksai truputį besiklausydamas kažkur prie kažkokių sienų, žmonių irgi bijai, bendradarbiauti irgi nenori, nes žinai, kad vis tiek bus viskas sunku. Tai kaip tą pakeisti, pavyzdžiui? Taip, yra tokie dalykai kaip programos iš šeimos. Tai yra, kada mes augam, mes mokomės iš šalia esančių žmonių, arba jie tiesiogiai padaro tokį poveikį mums, kad mes iš jų perimam pasaulėvoką. Ir tos programos būtent tokios, kad tu turi sunkiai dirbti, kad tu nieko negausi, arba iš viso jums įskėpėjama, kad tu bulkas, tu durnas, tu nieko nemoki. Iš tikrųjų, tėvai apie save šneka. Jie daro projekcijas į savo vaikus. Tai jie ištransliuoja iš tikrųjų savo nepasitikėjimą savimi. Bet tokiu būdu įsiskėpia programos, kurios veda prie to, kad žmogus ir sukuria nelaimingus santykius, nes jisai mato, kad kokie buvo tėvų santykiai, jisai jų nenori tokių pačių. Bet jam atrodo, kad santykiai yra būtent tokie, kur yra išdavystės, dramos, problemos, nepasitikėjimas tarpusavėje. Ir po to jisai atkuria panašius santykius savo gyvenime. Lygiai taip pat, kas liečia pinigų. Irgi jisai nejaučia savęs, jisai nesugeba realizuotis. Jisai eina, kad uždirbti tiek pinigų, kad tik tais išgyventi, o ne ten, kur jisai galėtų klestėti. Ir tuomet monetizuotis jam labai sunku. Net jeigu žmogus sugeba sukurti gerovę, bet neišmanime, tai irgi įmanoma. Iš baimės žmogus gali sukrauti didelius turtus. Bet jisai paukos visų pirma sveikatą, psichologinį ir fiziologinį būtinai. Jo, ir bus toks pavargęs, nuvargęs, su liūdnom akim. Aš daug matau tokių, kur atrodo, kur per sukastus dantis padaro verslą, nuo ryto iki vakaro dirba, naktim dirba, mokosi, aria, visus kampus, kaip sakau, laiko, vaikais pasirūpina, net vyrų pasirūpina. Ir nėra laimingos, pavyzdžiui, tos moteris, ką asmeniškai pažįstu. Taip, ir vyrai lygiai tokie patys. Ir esmė, kad tie žmonės net neįtarė, kad dabar neurofiziologijos dėka mes pradėjome suprasti daug daugiau apie kūną. Ir tarp kitko, padarysiu nedidelę reklamą, aš šiuo metu kaip tik kuriu kursą apie flow state, apie srovės būseną,
kuri anksčiau žmonėms atrodė kažkokia tokia ezoteriška, mistinė, nekuriems pavyksta įeiti tokią būseną, kada veža ir drivas, ir žmogus turi begalį kūrybos, jam kūrėsi idėjos ir jisai gali nevalgyti, nieko nedaryti, tik tais mėgautis tuom savo savirealizaciją. Ir anksčiau atrodė, kad tai tiesiog neprieinama, ar būna tiesiog kažkam tik tais retkarčiais. Bet dabar mes mokslo dėka labai aiškiai žinome, kokios sąlygos užtikrina taip, kad įeiti į flow state, į srovės būseną ir tai padaryti taip, kad mes galėtume kontroliuoti, kad nebūtų išdeginimo ir kitų dalykų. Tai vat, stebėkite, prašau, mano tinklus, kažkurio metu jau didžioji dalis parašyta, 18 puslapių. Tikriausiai redaguosiu labai daug išmesiu, bet liko 20%, kurie yra sudėtingiausia dalis, bet aš pabaigsiu, po to reikės jau visą gavybą organizuoti, žodžiu, padarysim kursą, jau atėjo laikas, kada turi būti ir kažkokie online produktai. Dar toksai tiesus klausimas, kodėl moteris pasirenka mamos vaidmenį? Pavyzdžiui, viskam būti mama, tai ir viską daryti už savo darbuotojus, pavyzdžiui, atlikti darbus, pasirūpinti jais, padaryti viską už vyrą, pasakyti jam, kokį jis verslą turi sukurti, kuris turi eiti, ką jis turi daryti, vaikais pasirūpinti, ne, viską už juos padaryti ir už visus viską padaryti ir visus viską sukontroliavus pasijausti geriau, jei taip atrodo. Kodėl pasirenka tavo tokį geriau gyvenimą? Nepasijaus tikrai. Tik tais didės ta įtampa ir vėlgi nelaimingumo jausmas. Ir tai ne tiek mamos dalykas. Tai daugiau poreikis kontroliuoti, kuris ateina iš baimės, iš nesaugumo jausmo. Ir labai dažnai būna tokios moteris, kurios atrodo, tos moteris, kurias vadina stipri moteris. Taip. O iš tikrųjų tai yra silpna, bijanti, sukaukė įtampos ir kontrolės. Frikas, kuris viską turi kontroliuoti, nes kitaip, tiesiog žmogų baisu. Jo, čia būna ta dažnai frazė, kokia tu stipri, kaip tu viską spėjai. O čia iš tikrųjų atsipalaidavusi. O kontrolė yra visą laiką įtampa. Mes vėl grįžtam prie to paties. Įtampa prasideda nuo baimės, nesaugumo jausmo ir tuomet reikia viską kontroliuoti, tada įtampa ir problemos, stresas. Kiek gali maždaug šiaip žmogus metų taip gyventi, tokiam vidiniam tokiam kalėjime? Iki mirties, bet prasideda, visų pirma, žmogus gyvena nelaimingai. Nes kontroliuoja vyrą viską, ką jisai daro, pavyzdžiui, arba vaikus. O po to ateina momentas, kada, kodėl iš vienos pusės kontroliuoja, iš kitos pusės tikisi, kad vyras kažką padarys. Kontroliuoja vaikus, visą jų gyvenimą, kol jie ištruks iš tos kontrolės ir po to nepatenkinta, kad jie gal nesugrįžta ir negrįžta su meilė. Tai vėlgi tas pats dalykas, kuris veda į stresai didėjantį, į problemas, į skausmą. Ar tokie dalykai atsiranda irgi iš vaikystės, kaip pavyzdžiui, visada. Vaikas, pavyzdžiui, yra, sakykime, dabar yra tokios labai populiariosios psichologijos mokytojos, kurios mokina vaikus, kai jie naktimis nori pieno, ar ne, nesvarbu, ar mama maitina savo krūtimi ar mišinuku, mokina, kad kai vaikas verkia, aš pati toj paskaitoj buvau, nes man buvo įdomu bent kur nors nueiti, nes šiaip iš esmės aš niekur nejau, nieko neskaičiau, bet norėjau dėl to pieno pasižiūrėti ir dėl tų miegų, kaip tas miegas ir nedėliojas. Ir aš nuėjau į tokią paskaitą ir aš supratau, kad tai buvo, tai buvo pati blogiausia mano paskaita, kokioje aš buvau. Ir pasakė, kad jūs turite vaiką išmokinti, ištverti, laukti 10-15 minučių, kol jisai verks ir jisai tada pavargs ir tada jisai nustos verkti. Ir jis pripras alkį jausti ir tada jisai miegos visą naktį galiausiai. Ir aš girdėjau tokių frazių ir iš tikrųjų labai daug dabar yra praktikuojama, kad palikite savo vaiką, tegul išmoksta
išmoksta jausti tą alkį, išmoks užmigti, išmoks gyventi be tiūtės, be čiulptuko, išmoks be mamytės būti, dėkit iškart vieną, nesiglauskit, labai daug tokių visokių patarimų, kas iš tikrųjų asmeniškai man buvo žiauru, ką aš išgirdau ir aš negalėjau patikėti, kad žmonės eina į tai, nes tai dabar labai populiarėja ir labai daug internete yra e-shopų, kur tiesiog tu gali už keliasdešimt eurų nusipirkti įrašus ir juose visas tas toksai momentas yra realiai atsitraukti nuo kūdikio, mokinama atsitraukti. Nes antiek yra visuomenė pervargusi, antiek tos mamos turi tą įtampą didelę ir galbūt, sakyčiau, netgi neturi gerų santykių. Jos tik tais tada, kai pagimdo, jos supranta, kad jos, iš kur atsiranda mano nuomonė dabar, gal tai yra tik tais neteisingi dalykai, ką sakau, jūs pasakysit, kaip yra, bet ta pogimdyvinė depresija, aš manau, kodėl jinai atsiranda, nes mama jinai 100% atsiduoda vaikui, jinai kyla, jinai maitina, jinai visą laiką, visą meilę tam vaikučiui, kuris tiesiog nenori nuo tavęs atsitraukti, tu jam esi pats svarbiausias žmogus ir natūraliai, fiziškai tikrai kažkiek ta mama tikrai pavarsta, reikia tų naktų, kai jinai norėtų pamiegoti ir aš manau, kad jeigu vyras esantis tėtis vaiko šalia visiškai neįsitraukia į tą vaiko auginimą ir taip pat nemato savo žmonos, mamos, kuriai galbūt tiesiog ir pasiūlyti, gal tu nori išsimiegoti, aš pakilsiu šias naktis, aš pamaitinsiu vaiką, gal tu pamiego, gal aš dabar pabūsiu vakare, gal tu pailsė, gal tu išeik kavos į miestą, atsigerk ar arbatos, ar ne, kad jinai kažkiek atsipalaiduotų. Tai manau, kad dėl to įvyksta tos depresijos ir kiek su mamomis kalbėjau, kurios yra šiuo metu išsiskyrusios ir augina vienos vaikus, dažniausiai jos pasako tą patį, kad jos pajautė begalinę vienatvę, kad jos yra vienos ir kad jų nemyli. Kaip? Tai vėlgi, čia iš neišmanimo. Visų pirma, žmonės visiškai nepasiruošę turėti vaikų didžiąją dalimi. Ir kas bus? Vaikas jaučiasi paliktas, nes jį taip ir sako tiesiogiai, palikite tą vaiką. Duokit išsiversti. Vaikas jaučiasi paliktas ir po to jis gyvena ir auga strese. Jeigu didžioji šiaip iš tikrųjų dalis moterų ir vyrų, jie visiškai nepasiruošia gimdymui. Tam, kad atsiras naujas šeimos narys. Ir kad jis reikalaus dėmesio, darbo ir aukojimuose. Taip. Ir jeigu žmogus nesuvokia, koks bus gyvenimas, tai veda į tai, kad jie su siaubu atranda, kad niekada jau nebesugrįžtas gyvenimas, kuris buvo. Ir tai varo į depresiją ir kitus dalykus. Jeigu žmogus pasiruošęs, labai aiškiai suvokia, kokia seka įvykių ir kaip pasikeis gyvenimas, jeigu žmogus pasiruošęs sąmoningai, nebus jokių pogimdyminių depresijų. O pogimdyminė depresija tai yra dėl to streso, kuriam žmogus yra nepasiruošęs. Vaikas, nereikia jo auklėti tame amžiuje, kada jis praneša apie savo fiziologinius poreikius. Jis nemanipuliuoja, jis nemoka. Jis nemoka to. O būna, tėvai sako, mane manipuliuoja, o jam tik 8 mėnesiai. Ir jie sako, kad vaikas 8 mėnesių tave manipuliuoja, nes prašo dėmesio verkimu. Jeigu jūs norite auginti sveiką, laimingą vaiką, tai reikia jį lepinti, o ne palikti, kad jisai priprastų prie alkio. Galime taip įvardinti, kad patys sėkmingiausi vaikai, aš, pavyzdžiui, visą laiką pasižiūriu į savo vyrą. Sakykime, mano šeimos modelis nebuvo toks gražus, mūsų šeimoje buvo visko, tiek tarp mano tėčio ir mamos, ir išdavystės, ir skyrybos, ir muštynės, ir alkoholis, ir buvo visko, tai dėl to pas mane tikrai ilgą laiką buvo gyvenime jovalas ir aš turėjau tai susidėlioti, kas yra tos vertybės, kas man yra tikri santykiai, kad to neatkartot. Nes ilgą laiką aš atkartojau tą patį scenarijų ir pas mane šalia būdavo tie patys alkoholikai, tie patys narkomanai, kaip paprastai tariant, ir tie patys išduodantys žmonės. Ir aš tai padarydavau nesąmoningai. O mano vyro šeimoje yra stiprus šeimos modelis, kur viską daryti dėl vienas kito, kad išsaugoti šeimą ir kad tai yra aukščiausia vertybė. Ir
pas jį pasižiūrėti, ar ne, kaip aš sakau, aš daug ką praėjau ir daug ką turėjau išmokti, kad ateiti į tokį suvokimą, kad būti ta tokia, kaip dabar esu mylinčia, atsidavusia, norinčia būti su vaikais, kur ten kitom gal tai yra nuovargis ir ten būna netgi mamos sako, kaip nenoriu, kad būtų primaitinimas, nes reiks gaminti visą dieną. Nu, tai tragedija, realiai. Tu nenori, kad tavo vaikas valgytų. Ir tai pačiai mamai šiandien dienai jos vaikas turi alergijas nuo maisto. O jinai, kai jisai dar valgė tik pienuką, jinai jau tokią turėjo nuomonę ir tai garsiai įvardindavo, kad jinai nenori primaitinti savo vaiko, nes reiks gaminti. Ir jis dabar turi alergijas. Alergijas maistui. Aš galiu pasakyti, kad turėkite omeny, kad alergijos ir visos egzemos, kurios atsiranda ant odos, panašus visi dalykai, jie visą laiką yra dėl patologinės mikrofloros. Visuomet. Vaikas tikriausiai gauna tokį mikroflorą iš mamos arba dėl tos neteisingos mitybos. Tai jeigu norite padėti vaikui atsikratyti, labai stipriai žiūrėkite, kad kreipkitės pagalbos specialistų, kad sutvarkyti mikroflorą. Mhm. Tai ir realiai vyro asmeniškai mano tas visas vertybių pamatas jisai jau buvo sudėliotas ir pas jį, pavyzdžiui, nėra tokių abejonių dalykuose ir nebuvo. O man reikėjo išmokti, kad neabejot, kad pasitikėt, kad jausti. Tarkim, jis man pats pasakė, sako, aš iškart jaučiau, sako, kad mes būsim vyras ir žmona. Aš iškart, sako, jaučiau. Jisai, kai mane pamatys, sako, aš iškart jaučiau ir aš žinojau. Ir aš žinojau, kad mes susitiksim ir mes būsim kartu. Tai ir ar tai yra tiesa, kad jeigu yra tvirtas tas galbūt palaikymas tėvų, tas skatinimas, nesmerkimas, lepinimas, ar ne, kad tai ir yra stiprus pametas sveikatai, santykiams ir verslams? Sisteminis, yra toks sisteminis dėsnis, kad sistemos turi būti suvestos prie paprastos taikymo schemos arba formulės. Tai tokia formulė mes galim taikyti mes kalbėjom apie įtampą ir atsipalaidavimą. Kad įtampa visą laiką veda, kad tai yra streso išraiška ir veda ir į blogėjančią situaciją, į ligas. Ir iš kitos pusės atsipalaidavimas veda į sveikatą. Ir tą reikia turėti omeny. Jeigu vaikas paliktas, kad jisai pajaustų savo alkį kažkam, tai motina jau įtampoje, vaikas auginamas įtampoje. Ir ji bus nelaiminga, ir jis bus nelaimingas. Nes tai tiesiog stresas, kuris auga. Kortizolis įsiskiria į kraują. Tėvai užtikrina, kad vaikas visiškai jaučiasi saugiai, jis yra atsipalaidavęs, mėgaujasi savo gyvenimu. Per tą atsipalaidavimą ateina stiprybė, pasitikėjimas savimi, kūryba ir kiti dalykai. Dėl to taip, tai yra esminis dalykas. Tai dėkoju, Styvai, iš tikrųjų nerealiai mes čia pasibuvom, man labai smagu, man net drugeliai skraido, kaip man patinka, galėčiau kalbėti ir kalbėti. O pats geriausias dalykas yra išeiti iš kančios ir aš galiu drąsiai sakyti, kad jūs padėjot man. Aš irgi jaučiuosi atsipalaidavęs ir irgi visą laiką džiaugiuosi dėl galimybės bendrauti ir skleisti, apskeisti informaciją. Ačiū. Ačiū.